Dabar galiu pasakyti, kodėl moteris ar vyrai, nesvarbu čia kas, kodėl jie bijo būti vieni. Todėl, kad jie patys savo yra neįdomus ir aplamai bijo tos vadinamos vienatvės. Čia skaitoma vienatvė, kaip aš esu minėjus kaip pavyzdį, vat, žinom visi, dainininkė Jennifer Lopez, kuri niekada nebūna viena. Jinai iš santykių į santykius. Čia ką tik mylėjau, čia pizdėts. Ir žiūrėk jau, jis man buvo čia biškai neištikimas, gerai, peršokam. Ir jinai visą laiką yra santykius, nes jinai negali būti viena. Jai reikalingi santykiai. Tai va, tai čia irgi tas pats yra bijojimas būti vienai. Tai yra nepasitikėjimas savim, nejutimas tos pilnatvės su savim, nejutimas to gėrio su savim ir tada atrodo, kad ir visą laiką atrodo, kad tas gėris eina iš kito žmogaus ir kitas žmogus man jį turi suteikti. Nes yra tokia iliuzija, kad aš jausiuos gerai tada, kai mane mylės. O mane mylės kada? Tada, kai aš būsiu su kažkuo. Nes jeigu aš būsiu viena, tai manęs niekas nemyli. Bet vat, yra toksai pas žmogų, reiškia įsitikinimas, kad ta meilė yra tik tai poroje. Ir šitas įsitikinimas visada veda neteisingai.